Na ką, sveiki visi, čia vėl aš Wicked Bunny ir šį kartą aš noriu pašnekėti apie tai, kas mums laukia šį nuostabų spalio mėnesį Runescape. Tai video pradžioje turbūt mat, kaip aš įdėjau tokį trumpą video, kur aš klipuką tiksliau, kur aš padarau naujo Grand Master questą iš Dvarfų serijos, tai apie tai aš pašnekėsiu šiek tiek vėliau. O pradėkim nuo to, kad mūsų laukia naujas World Eventas, tai kaip žinome jau baigėsi ta dviejų dievų kova ir šitam minigame, gerai, gal ir minigame World Evente, tai mums reikės iš dabartinės tos vietos, kur vyko ta dviejų dievų kova, griauti tas barikadas ir panašiai ir iš tų medžiagų atstatyti visą Lumbiržą. Tai iš tiesų aš manau, kad jeigu expas bus panašus kaip sutvarkytoje versijoje, kai buvo jau galima gauti padorų XP iš rinkimo tų Divine Tier, tai manau tikrai bus verta sudalyvauti ir spėju, kad šį kartą gausim tikrai irgi ta prasme gerus XP rewardus, nes jeigu galvosim, kad reikės kažką statyti, tai gali būt, kad Construction XP, Craftingo XP arba Smithingo XP net gausim. O jeigu atsižvelgsim į tą situaciją, kad teks kažką griauti, galbūt miningo, galbūt woodcuttingo kažkokio expo gausim. Tai vat. Kas dar? Tai atsiras 2 nauji medžiai. Tai iš tiesų bus, kiek žinau, tai vienas bus 94 levelio Crystal Tree ir kitas, kiek žinau, man atrodo 90 levelio Elder Tree. Tai jų dėka atsiras naujas lankas, kurį, kiek matau, čia galėsim pasigaminti iš 90-95 levelio fletchingų, tai jis turėtų pakankamai būti geras. Toliau, tai kiek žinoma bus geriausias woodcuttingo XP žaidime, bet iš tiesų visiškai nesu tikras dėl tos situacijos, kad viskas yra taip paprasta, kaip Jageksas įvardina, kad gali būt, kad mums reiks labai dėl jų pasikrinsti, kad juos rastume, nes jeigu aš teisingai supratau, ką rašė apie Crystal Tree, kad jie labai spawninsi skirtingose vietose, tai iš tiesų nemanau, kad tai tikrai palengvins kai kuriems. Ir plus tai yra tikrai gan aukšto levelio update'as. Kas dar? Tai vat Darkbow buvo pagerintas ir jis dabar yra 70 levelio. Tai jis šiek tiek galbūt tapo galingesniu, tai žiūrėsim, kaip seksis su tuo. Galbūt kaina jo pakils, nes dabartinė kaina nesiekia, jeigu neklysiu, net 100 kartų, tai ne kažką. Ir kiek žinau, atsiras, man atrodo, netgi nauji Arrows dropai iš Dark Beastų, tai verta susidomėti. Sireni Karmo, tai naujas 90 levelio range geras. Kas iš jo gero? Tai pagaliau Jageksas sukūrė naujovę, kad jo dalis gausim nežudydami bossus, o tiesiog Slayerį kildami. Tai jį galėsim išsimušti iš įvairių Slayer monstrų, pradedant 78 levelių ir baigiant 95, tai nuo Kvanytės iki kaip tie beastai, 95 levelio tie, iš kurių gaunam polystafą. Tai ir kad jį pasigamintų, mums reiks gan aukšto crafting levelio. Tai iš tiesų patarčiau pasikelti tikrai Slayerį, nes manau bus tikrai geri pinigai bent jau pačioje pradžioje žaidimo, nes kaip žinome visi norės jį gauti. Ir pats paprasčiausias dalykas, tai atsiras dar vienas questas, Novice questas, Members questas. Bet kas gero, tai
iš tiesų jis intriguojantis toks, nes kiek mačiau, Jageksas pagaliau išleido video, kur pagaliau jie kalba gyvai apie mėnesį vykstančius update'us, šį mėnesį vykstančius update'us. Tai iš tiesų kažkas naujo, gali būti, kad veiksmas vyks dykumoje. Tai aišku, ko aš nelabai mėgstu, bet manau gali patikti. Tai sakyčiau, tikrai verta bus jį išbandyti. Ir galbūt visai neblogi rewardai bus kaip ir praeitam Novice Questui, kurį mes turėjom. Nes buvo labai subalansuota, kad aukštesnių levelių žaidėjai gavo ir geresnius rewardus, tai man labai patiko ši mintis. Tai va. Ir čia šiek tiek tokia informacija, taigi vis tiek jeigu susidomėjo, tai siūlyčiau patiems perskaityti, nes tikrai gan įdomu ir tikrai manau, jeigu kažkiek domintės RuneScape'u, tai jums tikrai patiks. O ką aš norėjau pasakyti dėl to questo, kurį aš padariau ant dienų, tai iš tiesų questas gan įdomus, kadangi aš jį dariau tą pačią pirmą dieną, kai jis tik atsirado, tai jis buvo gan toks iššūkis, galima pasakyti taip. Ir rewardai iš tiesų yra pakankamai geri. Ir sakau, kad tiesiog reikia įdėti vietomis šiek tiek pastangų, bent jau kažkiek galbūt netgi žinoti tą pačią istoriją, galima netgi taip pasakyti. Ir rewardai tikrai galima sakyti neblogi, nes gaunate 100k smithing ir mining XP bei 200k STR XP. Aišku, 2 spinus ir galimybę pasigaminti naują pickaxą. Tai iš tiesų kažkoks naujas ten būdas, aš iš tiesų dar net neįsiaiškinu, bet bandysiu pasigaminti iš tiesų jį, nes tikrai labai naudingas daiktas, ypatingai tiems, kas neturi dar 99 levelio. Tai faktas tame, kad reikia gilded pickaxo, kurį gauname iš Lava Flow Mine, ir taip pat 4 dalių iš kažkokio kito veiksmo, apie kurį aš dar nelabai žinau, bet bandysiu pasigilinsiu, galbūt atsiras video, kur aš apie tai papasakosiu šiek tiek plačiau. Taip pat kas da, kadangi, kiek manau, gan viską apibendrinau, iš tiesų siūlau padaryti questą patiems, jeigu yra tokia galimybė, nes daryti questą pačiam be gidų yra šiek tiek įdomiau negu žiūrint gidą. Aišku, yra šiek tiek užtrunki galbūt daug ilgiau, bet pats įdomumas. Tai va. Tai sakyčiau, šiam kartui bus tiek, tai iš tiesų laukit mano progress video, galbūt dar kitokių video, tai tikiuosi patiko ir iki.